2, 1. Grįžk į tą momentą, kuriame buvai, kuriame nutrūko hipnozė. Jo, einam mes per tą portalą, per tą veidrodinį ir viduje aš matau, mus pasitinka kažkokie irgi gyventojai, bet supranti, kaip jie irgi turi savo kažkokius, kaip saulė turi liūtus, tai ir jie kažkokius tai gyvūnus turi, bet aš dar nesuprantu, kas čia per gyvūnai. Tokie kaip, pasakyčiau, vienaragiai, bet ne vienaragiai, tokie kaip, nu, kaip Mhm. vienaragiai tokie sidabriniai. Mhm. Ten labai Taip, daug sidabro. taip į arklius kažkuo panašus, ar ne? Taip, labai Tas panašus į būtybės. arklius su sparnais jie, žinok. Mhm. Su tuo vienu ragu. Nu, kaip vienaragiai. Mhm. Yra dar kažkoks pavadinimas, aš dabar užkrito, kurie yra tie skraidantis su sparnais. Aha. Dabar neateina mintis, bet tau prieš pasakant, man irgi jau kažkaip va taip ėjo, kad kažkas sakys apie tos gyvūnus, Mhm. nes man irgi va taip irgi galvoja, kad ne vien tik va tokie gyventojai yra. Aha, gerai. Mhm. Tu juos matai, ar ne? Jie gal prieina prie Aš tavęs, ar mes prie jų matau, prieinam? supranti, aš matau, kad jie kažkaip tais ant jų sėdi. Mhm. Jie irgi labai panašus į tuos sargybinius, bet biškį yra skirtumų, truputėlį skiriasi. Aha. O jiems šitie vienaragiai yra kaip mums žirgai, arkliai, kaip Jo, gyvūnai tokie, jo, kaip labiau tokie, ar ne? gyvūnai. Jo, kaip gyvūnai ir supranti, aš juos dar matau tokius labai prabangiai, žinai, tokie prabangūs apsiaustai sidabriniai. Aha. Ten sakau, kaip saulės priešprieša, ten viskas aukso, o čia viskas sidabro, žinok. Aha. Labai gražu. Dangus sidabrinis ir ten tokia yra kažkas kaip rožiniai tokie, kaip rožiniai žiedlapiai kažkokie krentantis. Iš dangaus. Nu, aš bandau suprast, kas tie žiedlapiai, kad man išryškėtų. Mhm. Gerai. Kas yra tie žiedlapiai 3, 2, 1? Ar tai jų krituliai? Kažkas panašaus. Nes čia kažkaip sako iš saulės. Irgi kažkaip, ar čia gal, žinai, kaip būna, kai saulė paduoda tuos spindulius į mėnulį? Gal man taip Geras. rodosi, žinai, kaip rožė Mhm. žiedlapiai, gal kažkas kito. Mhm. Gal tau, kad taip labiau, kad tu suprastum, tau Mhm. pasąmonė šitaip rodo. Geras, kaip įdomiai. Mhm. Mhm. Jie panašūs į rožės žiedlapius, bet jie kažkokią funkciją atlieka, žinok. Aha, o kokią funkciją atlieka? 3, 2, 1. Kažkaip kaip ir pakrovimas, jo, taip ir eina žodžiu pakrovimas. Mhm. Ar jie, kai nukrenta tie žiedlapiai, išnyksta, susigeria kažkaip tais? Taip, žinok, aš matau, jie susigeria. Mhm. Aš sakau, kodėl jie dingsta, žinai, va tu pasakei, tai va čia jie ir susigeria. Nes jie taip krenta ir jie kažkaip va išsisklaido ir įsigeria, žinok. Mhm. O kokią tu gamtą matai? Ar yra ji tokia kaip gamta? Aš nematau gamtos, aš matau labai daug kristalų visokiausių. Mhm. Kažkaip gamtos aš ten nematau. Labai daug sidabro dulkės, žinai. O tai mūsų sidabras dabar ne iš jų atėjęs? Ne iš jų planetos? Kažkaip tais, kad susiję, kažkaip vieną, kažkaip papildo tos planetos viena kitą. Kažkaip manau, kad jo, kažkas įvyko. Nes aš, pavyzdžiui, tiksliai nežinau, kaip Žemė išgeneruoja tą sidabrą.
Mhm. Žinau, bet man toks jausmas, kad žemei dovanojo tą sidabrą ir ta žemė kažkaip į save kaip Priėmė ir pradėjo kaip auginti kažkaip irgi taip, jį. jo, jo, taip, priėmė ir pradėjo auginti tą sidabrą, bet kažkaip mėnulis ir žemė buvo labai labai, nu, tokia stipri vibracija kaip ir saulė, ar ne? Kažkaip jie tokie vienas kito Mhm. papildai, kad vau, žinok. Šiurpai per kūną tiesiog net O, laksto. Dabar žiūrėk, jeigu mes nešiojame sidabrinius papuošalus, tu turi kokių sidabrinių papuošalų? turiu Mhm. Ar mes galime per tą sidabrą va taip tokią konekciją su mėnuliu užmegzti? drąsiai. Aišku, ir nėra būtinas jis turbūt labai, ar ne, bet toksai gal net, gal turi tokį kaip, na, tokią kaip mėnulio apsaugą ar kažką tokio. Mhm. O mūsų organizme ar yra sidabro? Geras klausimas. Nes aš kažką girdėjau, kad mes irgi kažkaip mūsų organizme išgeneruoja sidabrą. Aš galiu klyst, bet aš esu girdėjusi va tokį vat sakymą, kad mes irgi galim išgeneruot kažkaip Gali būti. panašią į sidabrą. Gerai, aš galiu paguglinti greitai. Pažiūrėk. Hm. Dar esu girdėjus, kad yra žmonių, kurie valgo auksą kažkaip, tais jie apdoroja jį ir valgo. Deda, žinai, į visokius patiekalus. Mhm. Oi, žinok, nerasiu dabar. Turbūt. Nerasi. Mhm. Ai, dar, va dabar tokį straipsniuką išmetė, kai yra pajuodę papuošalai ir žmogaus sveikata. Nors mokslas oficialiai to dar nepatvirtino, žmonės vis dažniau sieja sidabro patamsėjimą su kūno problemomis. Mhm. Matai? Mhm. Tai va, gal čia toksai kaip ir pagalbininkas gaunasi, ar ne? Mhm. Ar sugeria sidabras, ar tik indikuoja žmogaus kūno susirgymus? Kaip tau ateina informacija? Man tai atrodo, kad žmogaus kūnas, jeigu turi kažkokį tai pakitimų, jisai sugeria tą sidabrą kažkaip, kaip ir akmenį, ne? Nes akmenys irgi miršta, jeigu, tarkim, pas tave kažkokios tai problemos, akmuo ištraukia, tarkim, mane ir jisai netgi gali pabaltuoti, ir aš esu mačius pati savo, Mhm. kaip yra. Tai man ir tas pats eina ir su sidabru. Kažkaip sidabras tiesiog kūnas pasisavina ir tada jis O juoduoja. čia kūnas pasisavina patį Mhm. sidabrą, ar ne? Ne, kad sidabras ištraukia iš kūno. Kažkaip kūnas kūnas ištraukia sidabrą, o ne sidabras iš kūno. Gali būt, žinok, įvairiai, aš nežinau dabar. Aha, Ir taip, supratau. man rezonuoja, žinok, abu variantai. Mhm. Supratau. Mhm. Gerai. Gerai, tai gal pakalbinkime tada tas būtybes, kodėl jos taip yra stipriai, kodėl ta planeta dabar yra taip stipriai nutolusi nuo Žemės, nes tu iš karto iššokusi į hipnozę pasakei, kad taip yra labai toli nuo Žemės ir kad saugosi viruso turbūt. Sako, kaip ir saugosi, bet ir tuo pačiu juos ir stumia. Kažkokie yra padaromi kažkokia tai trauka, Mhm. virš to mėnulio kažkaip, palauk, dabar kaip matau tą mėnulį ir po pačios yra kažkoks tai kaip
bazinis laivas su magnetika, kažkokia magnetiniai. Nu, tiesiog Mhm. yra toks kaip trukdis, kažkaip stumia tą mėnulį į viršų, kad jisai nepriartėtų prie Žemės. Mes vakar kažkaip bandėme atstatyti labiau koncentravimas ir ryšio atstatymas su Saule, ar ne? Mhm. Bet su Žeme mes gal to ir nepadarėme. Kažkaip kartais tas mėnulis, nes kartais mes, kaip sakom, matom tą mėnulį arčiau Žemės, nes kažkaip būna, kad tie laivai kartais duoda tipo ale, žinai, kad supranti, mes esam jiems kaip batareikos, ane, naudojam. Mhm. Ir kartais, jeigu iš mūsų iš viso neliks energijos, tai jiems mes Supratau. pasidarysim nebereikalingi. Tai dėl to jie duoda kartais vat, tam mėnuliui priartėt prie Žemės, kad vėl mes pasikrautumėm. O jie patys dabar Mėnulio gyventojai nemato šito laivo, jie negali jo patraukti patys savo jėgomis. Jie sako, mes žinom, kažkaip mums, sako, trūksta pajėgų. Mhm. Tai kviečiam tada visus karius ir visas pajėgas dabar galinčias visus tuos dirbančius su technologijom, ar ne, Orionui vakar labai stipriai padėjo. Mhm. Tai kviečiame tada karius ir traukiam tą laivą. Mhm. Kažkaip aš matau, kad Orionui prisisegė labai daug tokių laivelių, žinok, tokių kaip lėkščių. Tai prisisegė prie to, jisai kaip magnetinis prisisegė prie to didelio laivo. Ir labai daug iš tikrųjų aš matau jų. Ir su visa pajėga traukia tą vat laivą. Jis labai magnetinis yra, kažkoks toks labai magnetinis, labai didelė Mhm. jaučiama. Ir kokie čia, kieno čia tie laivai yra? Nematytos būtybės. Labai panašios į Anoagus, bet ne jie. Mhm. Labai panašu, bet kažkokios kitokios. Supratau. Reikia kažkaip, kad tą laivą patraukti ir kad būtų tokia kaip sargai, kaip budėtojai, kad tarkim, pavyzdžiui, kai Mėnulio gyventojai pamato, vėl pastebi savo radaruose vėl tą laivą, kad jie iš karto duotų signalą šviesos kariams, Orionams, kurie gali padėti ir kad atvyktų pastiprinimas, pagalba. Toks atrodo jausmas, kad ta planeta taip atskirta nuo visko, kad net negali kažkaip susikomunikuot su niekom. Toks kaip izoliacija padaryta, žinok. Dėl to jų niekas ir negirdi ir jie kažkaip negali, jie laikomi kaip kokie įkaitai. Jie turi savo planetą, darbuojasi, saugo, žinai, Aha. iš visų jėgų, bet jų pajėgos nėra kažkaip Bet ant čia tiek kaip stiprios. mes, kaip žemiečiai, atrodo, galvojam, kad vos ne vieni esam ir nieko nežinom. Mhm. Lygiai tas pats. Lygiai tas pats, žinok, izoliacija grynai. Aha. O yra kažkokie sluoksniai padaryti, kažkokie, ar tai maginiai, ar tai ratai kažkokie, ar kažkas uždėta, gaubtai dar kažkokie, kas juos, kas ta izoliacija yra, kaip juos izoliavo dar. Man iš Jeigu karto sutik. atėjo kapišoniniai, magija padaryta. Mhm. Uždėta tokia, žinai, plėvė, kad tos planetos net nieks nematytų, Mhm. stebėtų, kad galvotų, kad tą, ką mes matom, yra va tas tikrasis mėnulis, o iš tikrųjų jisai yra izoliuotas Mhm. visais būdais, tokia magija padaryta, kad tiesiog padarė nematomą ją.
Nu, tai kviečiam magus, kurie gali atrišti visą šitą magiją, nuimti šitą izoliaciją maginę 3, 2, 1. Druidų čia reik man iš karto. Druidai. Kviečiam druidus, pačius stipriausius druidų magus. Prašome pagalbos nuimti šitą magiją ir uždėti apsauginę magiją. Sklaido, žinok, virš to mėnulio ten tie drakai. Stebi, žinok. Ir dabar eina tie druidai. Dar patikrinu tikrai druidai. Tai tokį, žinok, ima kažkaip kažką jie šneka, šnibžda tie druidai. Kažkokius užkalbėjimus. Laiko skydą nuo tų drakų kažkaip. Vienas pamojuoja lazdele, po to daužia taip tą lazdelę. Sako, varykit iš čia, žinai. Von, žodžiu taip. Nu jau supykęs labai. Labai gerai. Jie išsilaksto. Juoda kosmoso skylė. Super. Ir jie sako kažkokius užkalbėjimus ir ta masė, tas sluoksnis traukiasi. Jie 3, aš matau tokie kaip 3 druidai. Tokie galingi, kaip milžinai. Labai dideli. Ar jie iš žemės yra? Jie kažkokie kosmoso. Gerai, dėkojam jiems už pagalbą. Jie uždėjo apsaugas. Ir dabar nuėmus visą šitą magiją ir uždėjus apsaugą, ar nėra, kad dabar tas mėnulis jau gali judėti laisviau ir artėti, ar tas atstumas gal netgi sumažėjo jau vien nuėmus šitą magiją? Aš matau, kad priartėjo ir žinai, man dar toks atsakymas, mes kaip ir su Saulė sujungam, bet su Žemė yra tas ryšys silpnas. Čia reikia visas 3 planetas, aš dabar kaip galvoju, sujungti. Saulė, mėnulis, Žemė, tas kaip trikampis, kad būtų. Aš nežinau, ar į trikampį, ar į liniją jie turi susijungti, į kokią formą, bet kad būtų ta 3 jungtis kartu. Kaip tai padaryti? 3, 2, 1. Mėnulis eina į Žemę, man toks daugiau kaip zigzagos ir į Žemę su Saulė. Nu, kaip ir trikampis, po to Saulė mėnulis, mėnulis, Žemė, Žemė, Saulė ir va taip va. Arba gali, žinai, kažkaip energijos kitaip veitis. Pavyzdžiui, mėnulis, Saulė, Saulė, Žemė. Va taip va. Kažkaip, žinai, pamačiau tokia kaip pulsacija tarp tų energijų. Kad jie kažkaip gali varinėti, žinok. Tokio dalyko išdėstymas net nėra, žinai, ar trikampių, ar linija. Tai man dabar labai įdomi ta sukimosi kryptis, kaip mes žinome, kad planeta sukasi aplink planetą ir ar mums čia yra jau neteisingai pasakyta, nėra tokios griežtos sukimosi krypties, judėjimo krypties. Nu, kaip kryptis yra. Aš čia kalbu grynai iš energetinės pusės, o ne tam planetų sukimasi. Kryptis yra kažkaip. Sukasigi. Aišku. Ar dabar ta jungtis yra 3 planetų? Yra. Reiktų sujungti ir irgi apsaugą uždėti, kad jų neatskirtų. Aš pamačiau energetiniai tokie kaip susijungimas,
Mhm. Ir ta konekcija, kad būtų tarp visų 3 planetų tiesiog tokia žaibiška informacinė prasme, jeigu kažkuriai planetai kažkas yra negerai, kad kitos gautų iš karto tą žinią. Mhm. Tas ryšys, kad nebūtų tos izoliacijos, kad būtų tas kontaktas tiesioginis, greitas. tą ryšį tokį atstatyti į tą pradinį. Mhm. Gražiai atrodo tokie kaip kanaliukai, žinai, susijungimai. Mhm. Aš Aha. matau ir Gajos, tas netgi pačią Gajos tokia kaip siela, žalia, tokia žalsva, tokia esencija, Mhm. pačią sielą. Kaip gražu. Mhm. O Mėnulis irgi ir Saulė irgi tokias pačias esencijas turi, ar ne? Jo, turi. Mhm. Ar jos nori kažkaip apsijungti, ar jau joms dabar užtenka to ryšio, kurį mes atkūrėme, padėjome atkurti? Aš matau, kaip išeina esencijos, Mhm. matau geltoną ir sidabrinę. Mhm. Tai tegul jos susibalansuoja, susiharmonizuoja, atnaujina visą, arba pasikeičia informacija. Jo. Atrodo, jie taip vienas kito taip išsiilgę. Labai. Nu va, o visi atskirti, visi izoliuoti, kaip sakoma, skaldyk ir valdyk. Mhm. Kažkaip Net. daug metų tas Mėnulis buvo atskirtas, žinok. Mhm. Mes vakar palauk truputį žiūrėjom, ar ne? Mhm. Mhm. Ar nori kažką Mėnulio žmonės mums dar perduoti? Bandau kalbinti. Parodyti kažką? Jie iš tikrųjų sako, mes labai džiaugiamės, kad kažkas atėjo čia aplankyti, nes sako, mes jautomės tokie atskirti ir vieniši. Apleisti tiesiog, nu taip paskamba žodžiai. Man toks klausimas, vat kaip mes Mhm. treniruojamės su telepatija ir einame daryti va tokius, atrandame tokius dalykus ir darome tos kosminius tokius darbus. Ar jie neturi savo va tokių telepatų, tokių kaip žiniuonių, kurie va irgi va taip kontaktuotų su kosmosu? Tau prieš O tai gal... paklausant, aš pamačiau kažkokie magai yra irgi Mėnuly, kurie tą magiją kažkaip surenka tų šviesių magų, šamanų, druidų ir visi kiti, kurie, žinai, to Mėnulio dar taip nepamiršo. Kažkaip jie, man rodo, tas intencijas renka, bet nei vienas nepagalvoja, kad Mėnuly, tarkim, gali kažkas būti, žinai. Mhm. Nes kažkaip, ką aš čia girdžiu, aš matau tokius 3 irgi sidabro tokiais kaip ploščiais apsirengusius, tokius, jie permatomi, burtininkus. Mhm. Sako, mūsų paskirtis, mūsų misija kažkaip išgeneruoti norus. Sako, kai mes bandome susisiekti, nes buvo kažkokie sluoksniai padaryti, buvo trukdžiai, kad jų neišgirdo. Mhm. Ir Žiūrėk, mhm. aš dabar galvoju, kadangi tai yra daugybės reinkarnacijų, ta prasme informacija labai sena ir mums sieloms yra žinoma viskas,
apie tikrąjį mėnulį. Ar buvo uždėta amnezija mums apie jį, kad mes apie jį net nepagalvotume? Tai vat, kad buvo uždėta. Aha, tai traukiam tą visą amneziją nuo visų kosminių sielų, kurie vat pamiršo mėnulį, bet apie jį žinojo. Nutraukiam tą, Nu kad kaip, jie jie vėl galėtų. nepamiršo apie mėnulį, tarkim, bet jie tiesiog tiktais apie intencijas galvoja, apie maginius ritualus. Ne tai kaip apie mėnulį kaip gyvą organizmą, bet tiesiog savo norom patenkinti. Jie pamiršo tą tikrąjį ryšį, kas yra, tas susijungimas, tas sielos susijungimas, žinai. Žiūri jį kaip į objektą, kuris pildo norus. Supratau. Tai ar mes galime šitą informaciją dabar išnešti į kosminius aljansus, parodyti šitą, ką mes atradome ir perduoti, kaip mėnulis buvo izoliuotas ir nepavyko susisiekti ir taip toliau, visą šitą informaciją tiesiog, ką mes dabar atradome hipnozės metu. Kad būtų priežiūra, kad matytų juos, girdėtų juos, kontaktuotų su jais. Aš pamačiau, žinok, iš saulės išėjo tokie kaip šviesos kariai, tokie šviesus, tokie gugniniai. Sako, reikia kažkaip energijos daugiau paduoti, nes ir mėnulis turi kažkokius tai kaip ir karius, ar ne, bet kažkaip tie kariai tokie truputėlį nusilipę. Gerai, paduodame tada jiems tą energiją, kad jie sustiprėtų. 3, 2, 1. Jiems reikia daugiau karių kažkaip sustiprinti, kad jų daugiau būtų. Aha, o kaip tą galima padaryti? Kažkaip per energijas jie susikuria, ten labai greitai viskas vyksta. Tiesiog reikia energijos ir per tą energiją jie kuriasi. Tai tada saulės tie kariūnai, gal jie gali paduoti tuos pliūpsnius, tiek tos energijos išskleisti, kad būtų pajėgumai susikurti naujai armijai. Nes saulė yra stipresnė kažkaip šiuo momentu už mėnulio, turi būti, kad lygiosios. Turi būti lygiosios, ar ne? Tai išlyginam tą pusiausvyrą tada. Ir su žemė reikia sujungti. Iš žemės kristalai kažkaip jaučiu, atsuka į tą mėnulį per kristalus. Super. Man labai gražu žiūrėti, žinai, sidabras ir auksas. Tos spalvos labai dominuoja dabar šiuo momentu. Man visada labai patiko ir auksas, ir sidabras. Ir dažniausiai būdavo žmonės, kad vieniem auksas, kitiem labiau sidabras. O man abudu, žinai, visada taip patiko. Nebuvo, kad vieną galėčiau išskirti, kad kažkas labiau. Ir tas, ir tas, ir tas, ir tas. Jo ten daug dabar, žinok, susikūrė, užsiakumuliavo energijos. Gerai, tegul gimsta jų nauja armija, stipriai išsilygina tą pusiausvyrą, kad saulė padeda mėnuliui, mėnulis padeda saulei, kada reikia. Ir tas pats su žeme. Man tas, pavyzdžiui, mėnulis, jis man toks mistinis, maginis toks kūnas. Ten iš tikrųjų labai daug magijos yra, žinok. Dabar aš kaip pastebiu. Ir fėjos, ir draugeliai, žinok, ten harmonizuoja tą planetą. Dabar, ar ne? Jo. Geras, tai gal tu irgi gali pasimokyti ten kažkokių naujų žinių gauti, integruoti į save? Taip, aš. Aišku, ir pasidalinti viskom, ką tu turi. Apsikeičiamės burbuliukais, tam burbuliukai irgi sidabriniai tokie, žinai. Man magas kažkoks duoda, sako, žinau, sako, tu prie magijos, ir tau duoda saulė. Ačiū, labai dėkoju. Graduojamės mes tos sidabrinius burbuliukus ir matau, žinau, kaip iš tų
arklių, nu, tų vienaragių išeina tokie sidabriniai blizgučiai. Mhm. Melsva, Dėkoju. kažkaip jinai atsigauna, jinai tokia darosi melsvesnė, kažkaip taip melsvumo daugiau, tos gyvybės Mhm. daugiau ir biškį ir baltos spalvos daugiau. Mhm. Ten, žinok, veiksmas labai greitai verda, žinok, takšt, žinok, kunkuliuoja viskas, tos energijos ir tie magai ten daro, harmonizuoja. Tiesiog, žinok, šviesos greičiu viskas ten vyksta, taip viskas greitai. Na, ne veltui ir sakai, kad ten tokia kaip maginė planeta. Mhm. Intencijos, taip, žinok, greitai šokinėja, kunkuliuoja. Už tai ir daro tas visas praktikas ir ritualus su mėnuliu, ar ne, kad norai pildosi, Mhm. kas ten. Jo, ir aš matau, pavyzdžiui, padalinkim žmonėm irgi tų burbuliukų kažkaip, kad tas būtų tikras susijungimas, kažkaip noris kaip Mhm. pastiprint. Nes aš Gerai. matau dabar iš mūsų, pavyzdžiui, žmonių, kai kurių, eina labai tokios kaip vaivorykštinės tokios spalvos, tos tokios kaip intencijos į tą mėnulį. Tiesiog nuo mūsų karūnos čakros eina. Mhm. Aš daug nematau, nes aš, pavyzdžiui, matau mūsų gal apie kokį 15 tiktais. Ta prasme, Mūsų kurie turi tą žemės žmonių daug. Mhm. tikrą susijungimą su tuo tikruoju mėnuliu. Ne, šiuo momentu, kai mes padarėm tą tokį sustiprinimą, kol kas tik 15 matau žmonių. O, tai tada duodam į tą burbuliukų visiems, kad integruotųsi ir tą tikrą intenciją paleistų su tikruoju mėnuliu susijungtų. 3, 2, 1. Daugėja, žinok, daugėja. Mhm. Ar visiems telepatams, su telepatais pasidaliname šią informaciją? Bet taip, žinai, labai įdomiai iš karūnos čakros, tokie, kaip sakau, vaivorykštės, tokie susipynę, žinai, Mhm. Įdomiai labai. laipsniai į tą mėnulį, nes čia mūsų intencijos. Mhm. Ir kai tas vyksta susijungimas, ar ne, ir su Žemė, ir su tais planetom aplamai, tas mėnulis kažkaip artėja arčiau mūsų. Mhm. Nes jam to ir reikėjo, to vat, kad pagaliau aš esu pastebėtas, žinai, matomas. Labai fainai. Suprastas, žinai, jo. Mhm. O dabar žiūrėk, kadangi aš pamačiau tą sapno metu ir mes kaip ir dėl to gal ir šį kartą pasižiūrėjome juos, galbūt man kažkada vėliau tik pasižiūrėjo, ar aš nepagavau iš jų tos intencijos ar sos kažko tais. Ar čia mano pasąmonė parodė? Manau, kad čia kažkaip viskas viename. Ir intencija, ir pasąmonė parodė. Mhm. Mano intencija irgi buvo, aš labai norėjau pažinti mėnulį, kažkaip čia viskas susiėjo vieną. Aš Nes irgi mano apie tave pagalvojau, dabar galvoju, kad mums kažkaip sutapo ir, nu, jo, kaip ir sakai, visuma veiksnių susidėjo. Mhm. Tik sakau, ta vizija tokia labai įdomi buvo ir galvoju, ar aš iš kur aš ją pagavau. Mhm. Gerai, ką dar mes toje planetoje galime pažiūrėti, kuom padėti dar jiems galime, ar jiems dar yra reikalinga kokia pagalba. Kažkaip ten labai daug viskas energetiškai, viskas labai greitai, smarkiai, pagreitis labai toks, žinai, kaip tu pavyzdžiui, kokiam tai metro
Ir tas, man atrodo, Mhm. taip pat ten tokie garsai laksto, žinok. Nu, man jau jūsų planetoje atrodo pas jūs ten greitis reaktyvinis. Tai dar čia tada, jeigu tau jau taip viskas greitai, tai. Ten dar, žinok, pagreitinta, dar smarkiau, tu ten nieko nematai, tik spalvos, tiesiog spalvos visur. O ten tas visas jų regeneracinės vietos, gal mes irgi galime kažkaip pas juos pažiūrėti. Ten yra kažkoks sidabrinis šaltinėlis. Sidabras, kur regeneruoja, žinok, aš jau ten. Aš irgi tada noriu ten, jeigu leidžia, jeigu Leidžiam pasitikė. ten, aha. Ir taip atrodo, tu supranti sidabre, tiesiog sidabre maudais. Visa aplipusi sidabro. Švyti tiesiog tokia šviesa. Oje, koks gražus vaizdas. Tas sidabras, toks kaip ir su deimančiukais, žinok, toks švytintis. Ne tai, kad jisai būtų tik tai sidabras, žinai, pilkas, bet jis toksai šviesus tas sidabras, supranti. Na, fainai. Labai fainas jausmas. Ar tau pačiai kyla koksai klausimas? Ar noras dar kažką Aš matau ten kažkokią nuveikti? pilį, žinok, aš matau kažkokią baltą šviesią pilį. Aš klausiu, kas ta pilis. Sako, ten vyksta maginiai mokymai irgi. Jau įdomu, ar ne? Jau. Aha. Ir dabar, žinok, mes einam į tą pilį. Drugeliai, fėjos, ten daug magų. Žinok, ir kentaurus matau. Kaip įdomiai, kentaurus matau. Elfiukai. O saulės vaikai? Ir saulės vaikai, aišku. Kaip be saulės vaikų, sako. Kažkas čia man kaip be saulės vaikų. Drugelį, nu ten daug, žinok. Gerai, tai. Ar mes ten kažką... Mūsų avatarų nėra, žinok, mūsų avatarai kitose vietose. Ten nėra mūsų avatarų, žinok. Ką turėjo omeny mūsų avatarai kitose vietose? Nu, kažkaip čia ne visos būtybės, ta prasme, kaip, pavyzdžiui, vienoje vietoje aš radau savo avatarą, ne, kad ten aš irgi mokinausi, o čia kažkaip... Ai, supratau. Nu, sako, jeigu yra tik noro, galit prisidėti čia irgi. Tik išreiškit savo norą. Aš išreiškiu savo norą, aš tai noriu. Sako, mes labai džiaugiamės turėdami tokias mokinės kaip jūs. Labai. Nu, va, kaip fainai. Jėga. Jėga. Dėkoju. Dėkoju jiems, dėkoju tau. Tai mūsų ten avatarai pasiliks mokytis tada, tas žinias naujas integruos, priims kažką tai. Taip. O pačiu ir pasidalins, smagu. Nes mes galim būti keliuose vietose kažkaip, žinai. Tai tik tais reikia noro ir va. Labai tokie draugiški, jie maloniai nusiteikia. Ar nori mums kažką jie dar perduoti? Duoda, žinok, jie mums tuos vienaragius, sako, jums reikės. Duoda mums vienaragius? Aha, po vienaragį, aha. Ir jie bus su mumis visada, kai mums jų reikės? Taip.
Ačiū. Aha, aš labai džiaugiuosi už tokią dovaną, labai Aha, išreiškiu dėkingumą neapsakomai. aha, aha. O Labai čia, buvo o kaip jie, mm, kaip čia, ką mes. vienaragiai kažkaip tais jie kaip ir apsauga mūsų ir kažkaip kaip sergėtojai, čia kaip totemas. Mhm. Nu, smagu. Labai 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 ačiū už tokią dovaną, priemu. Tai va, galėsim ant vienaragių, nors sparnus turi, bet nieko prieš ir Nu, vienaragių. tai tau reikia irgi pataupyti energiją. Kartais Mhm. prisimeni, kai buvom. Gerai, dabar mes jau esame beveik 55 minutės ir kad galėtumėm kitus klausimus apžiūrėti, tai kaip ir būtų laikas tada sugrįžti. Mhm. Ar dar kažką nori? Ar kyla Aš kaip klausimas ir iš viskas tavęs kaip ir dabar? gerai, aš galvoju, gal kada ateity vis tiek dar norėsiu sugrįžt. Aš labai Mhm. atradus tokią nuostabią vietą. Aš irgi galvoju, kad norėsiu sugrįžti, gal vis tiek reikės, gal net laikas nuo laiko pasižiūrėti juos. Jo, ir štai kaip jie sako, jeigu jums reikės kada nors kažkokios tai pagalbos su magija, kreipkitės į Mėnulio magijos burtininkus, mes būsim čia. Padėti jums su magija, pavyzdžiui, bus kažkokia, jeigu kažkokios tai problemos ar žemė, Mhm. tai va tie sako, kapišoniniai labai kišasi, ar tamsi magija, nu, sako, kreipkitės pas mus. Mėnulio magijos burtininkui. Mhm. Gerai, dėkojam, žinosim. Gerai. Tai tada dėkojam jiems labai už informaciją. O dėl Dėkojam už saulės, visas o dėl dovanas. saulės, jeigu yra kažkokie, jeigu pastebėsit, nors jie dabar vienas kitą labai saugos, Mhm. galit jūs irgi kreiptis į Mėnulio gyventojus, kad padėtų saulei. Čia toks kaip sustiprinimas vyksta. Mhm. Labai Vienu gerai. žodžiu. Ir žemėje, aišku. Mhm. Ir žemėj, taip. Mhm. Gerai. Tai tada dėkojame. Dėkojame labai labai jiems už viską. Sugrįšime dar. Dėkojame, kad priėmė į jų mokyklą. Mes jau ten kaip ir būsime. Mhm. Mūsų avatarų dalis. Ir tada grįžtame, ar ne? Mhm. Tai tada grįžtame mes atgal į kažkokią saugią erdvę, paliekame Mėnulio erdvę, atsisveikiname su visais gyventojais ir su visomis būtybėmis Mėnulio. 3, 2, 1, atsijungiame. Vienaragis tu su mumis liko. Vienaragiai su mumis, aha. Aš Mhm. supratau. Tik nuo tų kitų būtybių. Mhm. Gerai, aš stabdau dabar įrašą, kad